Vilniuje pastatytas psichinės sveikatos centras. Pinigai išleisti. Pastatas stovi, bet neveikia. Ir žinote, kas blogiausia? Pagal dokumentus viskas tvarkoj. Prieš kelias dienas, praeitą trečiadienį, įkėliau pokalbį su Vilniaus miesto tarybos nariu Aleksandru Nemunaičiu. Kalbėjome apie 2 pernai Vilniaus kontrolieriaus tarnybos atliktus auditus, kur buvo žiūrima, kaip veikia GAU Vilnius ir kaip sekasi statyti psichinės sveikatos centrą. Jeigu nematėte pokalbio, galite pažiūrėti ankstesnėme įraše. Dokumentų, apie kuriuos kalbėsiu toliau ir iš kurių paimta medžiaga, komentaruose galite rasti nuorodą. O dabar pabandykime padaryti tai, ko niekas paprastai nedaro. Pabandykime suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Nes kol mes kalbame apie pavienius skandalus, sistema lieka nepajudinta. O man įdomi ne istorija. Man įdomi logika, kuri tas istorijas nuolat atgamina. Pradėkime nuo labai paprasto klausimo. Kaip gali būti, kad rezultato nėra, bet viskas teisėta? Šitas klausimas yra raktas į esamą situaciją. Ir tai nėra klausimas apie Vilnių. Tai yra klausimas apie tai, kaip veikia visas Lietuvos viešasis sektorius. Mūsų išmokė galvoti labai paprastai. Jei nepažeistas įstatymas, viskas tvarkoj. Taisyklė yra svarbiau už prasmę. Žibalo į tą pažeidimų ir kaltųjų ieškos krosnį vos ne kasdien įpila ir save profesionale vadinanti žiniasklaida, kuri neieško sisteminių įtampų, o moralizuodamas slenka paviršiais ir ypatingai mėgsta kokias nors garsias pavardės tam kontekste. Bet realybėje egzistuoja 3 skirtingi dalykai. Teisėta, pagrįsta, efektyvu. Ir problema prasideda tada, kada sistema įsišaknyja, įstringa ties pirmu teisėtumo aspektu. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ataskaita apie 23 metų viešosios įstaigos GAU Vilnius viešinimo išlaidas iškelia ne tiek neteisėtų pirkimų problemą, kiek atsiskaitimo ir kontrolės spragas. Didžiausia rizika pagrįstumas. Daug kur trūksta priėmimo perdavimo aktų, arba jie yra tušti, tai yra neprašyta, kas ten, už ką ištiko, kas ten vyksta, nėra detalizacijos. Dėl to auditoriai realiai negali vertinti, ar tai, už ką mokėta, iš tikrųjų buvo sutarta, sutartyje parašyta ir padaryta, nes tiesiog apmokėta. Sąskaitos per mažai informatyvios. Dažnai nesutampa pirkimo objekto aprašymai tarp sutarčių ir sąskaitų. Trūksta įkainių, todėl sunku sutikrinti, už kiek pirkta ir kas pirkta. Administravimo agentūros mokesčiai yra neskaidrus. Kai kur sutartyse numatyti antkainiai, tačiau neaišku, kokią dalį galutinio mokėjimo jie sudaro ir kaip jie buvo skaičiuojami. Finansavimo sutarčių trečiųjų, tarkime, konkursų laimėtojų pateikiamuose dokumentų sąrašuose nenurodytas ūkinio operacijų turinys. Taigi, galų gale kontrolė yra formali. Dokumentai yra, sutartys yra, sąskaitos yra, bet turinio už ką mokėta nėra arba labai siauras. Auditoriai randa tam tikrų netitikimų juridiniuose teisėtumo dokumentus, bet galutinis jų verdiktas, išties rimtų teisinių pažeidimų nėra. Kodėl? Auditoriai negali atsakyti esminį klausimą. Ką iš tikrųjų gavome už tuos pinigus? Tarp kitko, tai yra daug milijonų. Ir čia yra labai pavojingas momentas, nes kai negali patikrinti turinio, tu negali suprasti tikrovės, tu negali patikrinti tikrovės. Ir dabar sustokime ties klausimu, kas atsitinka su sistema, kai dokumentas pradeda keisti realybę. Leiskite pasakyti labai paprastai. Jei sistema tikrina dokumentą, o ne rezultatą,
žmonės pradeda optimizuoti dokumentą. Ne rezultatą, dokumentą. Tai nėra korupcija klasikinė prasme. Tai yra racionalus elgesys blogoje sistemoje, kur blogai sudėliotos paskatos. Jūs neįrodysite, kad čia buvo korupcija, bet jinai yra korupcija didžiąja prasme. Korupcijos pirmoji prasmė žodžio yra pažeidimas, sisteminis pažeidimas. Žmogus taip galvoja ir racionaliai galvoja. Jeigu svarbiausia, kad popieriai būtų tvarkingi, tai aš pasirūpinsiu popieriais. Ir viskas. Ar paslauga buvo suteikta, ar jį veikė, ar jis sukūrė vertę. Tai jau pasidaro antraeiliai klausimai. Taigi iš pirmo žvilgsnio turim paradoksą. Viskas atrodo tvarkinga, bet neveikia. Ir kas vyksta iš tikrųjų? Arba Vilniaus GAU politinė ekonomija. Ir tada einame prie mokslo, kuris Lietuvoje atšauktas, labai komiška, bet faktas, nors pasaulyje labai gyvas ir neapibrėžtoje dabartinėje tikrovėje kasdien gauna vis daugiau jėgos ir interpretacinių galimybių. Pažiūrėkime, ką šitoje situacijoje mato politinė ekonomija. GAU Vilnius atveju iš politinės ekonomijos perspektyvos galima suprasti ne kaip apskaitos problemą, o kaip tipinį viešojo sektoriaus paskatų ir atsakomybės iškraipimo pavyzdį. Šiek tiek problemas slenkasi į kitą pusę. Formaliai viskas atrodo tvarkoje. Pirkimai teisėti, procedūros išlaikytos, atvirų pažeidimų nerasta. Tačiau auditoriai dažnai negalėjo įsitikinti mokėjimų pagristumu. Trūko turinio dokumentuose, sąskaitos neinformatyvios, antkainiai nepermatomi. Ir tai signalas ne apie pavienį aplaidumą, o apie pačią institucinę logiką, kurioje sistema sukonstruota taip, kad procedūros yra svarbesnės negu įrodomas rezultatas. Dar giliau, bet kuris politekonomas šitoje situacijoje iš karto užčiuopia, sugauna vieną labai svarbią politekonominę problemą – principalo ir agento klausimą. Šiek tiek dabar trumpai apie teoriją, be akademinių išvedžiojimų gilių ir be neprivalomų profesinių terminų. Kad jums būtų aiškiau, kad visa tai, ką aš kalbu, turi rimtą teorinį pagrindą. Tai įsivaizduokite paprastai. Jūs mokat mokesčius, jūs esat miesto šeimininkas, kuris savo pinigais tą miestą ir išlaiko. Savivaldybė yra struktūra, kuri pasamdyta, daryti darbus tame mieste jūsų naudai, nes jūs savininkas to miesto. Bet problema, kad ta savivaldybė, kuri turi dirbti jūsų naudai, žino gerokai daugiau nei jūs ir jis sprendžia už jūs. Ir tada susidaro labai pavojinga situacija. Tas, kas valdo pinigus, nėra tas pats, kas yra šeimininkas. Ir dar blogiau. Tas, kuris atsiskaito ne už rezultatą, o už procedūrą. Taigi, vadinamoji principalo agento problema. Miesto gyventojai, kurie yra tas principalas, deleguoja sprendimus savivaldybė ir jos įstaigos agentams, tačiau jų interesai yra skirtingi. Agentas žino daugiau, atsiskaito už procedūrą, o ne rezultatą ir natūraliai pradeda veikti savo, o ne principalo naudai. Įsisavina pinigus, ką mes vadiname. Tai sukuria informacijos asimetriją, nelygybę, tikras savininkas nežino, kas vyksta, didina kontrolės kaštus ir atsiranda erdvė neefektyvumui. Turime sistemą, kur paskatos sureguliuotos taip, kad svarbiau išvengti formalių pažeidimų, nei užtikrinti įrodomą viešąją vertę. Ir kol teisėtumas laikomas pakankama sąlyga, aiškumas ir atsakomybė lieka neprivalomais priedais. Ir čia sistema lūžta. Tai dar labiau ir aiškiau parodo situaciją su psichikos sveikatos centru. Psichikos sveikatos centro atvejs iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip projektų valdymo nesėkmė. Vėluojantis baldų pirkimai, neparuošta įranga, koordinavimo spragos. Tačiau iš politinės ekonomijos perspektyvos tai yra pavyzdys,
kaip viešojo sektoriaus paskatos, visa atsakomybės architektūra ir rizikos vengimo logika gali sukurti situaciją, kai investicija atlikta, bet formaliai įvykdyta viskas, bet nėra sukurta jokia viešoji vertė. Čia matome klasikinį skirtumą tarp proceso logikos ir rezultato logikos. Pastatas pastatytas, dokumentai yra, projektas užbaigtas, kabutėse. Tačiau tai, kas yra svarbiausia, politekonomijos požiūriu, ar sukurta žadėta vertė, ar gauna žmonės paslaugą. Ne, negauna. Bet viskas lyg teisė. Kai sistema sėkmę matuoja tuo, ar užbaigtas statybos etapas, ar atsiskaityta už darbus, o ne tuo, ar pradėjo veikti paslauga, atsiranda struktūrinė paskata orientuotis į tai, kas lengviau pamatuojama ir mažiau rizikinga. Į fizinį objektą, o ne į funkcionuojančią paslaugą. Na, tai visa ta Lietuvoje taip vadinama trinkelių logika. Nesvarbu kokia prasme, svarbu trinkelizuojame. Nes lengva išmatyti. Čia irgi ta pati, apačioje šitos visos situacijos, ta pati principalo agento problema. Gyventojai kaip mokesčių mokėtojai yra principalai, įgaliojantis, sukurti viešąją paslaugą, teikti, pastatyti ligoninę. Sprendimus priima daugybė agentų. Savivaldybės administracija, įstaigos, konkrečiu atveju ligoninės vadovybė, pirkimų struktūros rangovai. Kiekvienas jų veikia ribotos atsakomybės zonoje. Jei statyba baigta laiku ir be formalių pažeidimų, rangovo rizika minimali. Jei dokumentai tvarkingi, administracijos rizika minimali. Jei procedūros išlaikytos, politinė rizika taip pat nedidelė. Nes niekur nėra aiškiai įvardinta, kad turi būti subjektas, kuris atsako už galutinį rezultatą, veikiančią paslaugą, veikiančią ligoninę. Kitas svarbus politinės ekonomijos aspektas čia yra rizikos paskirstimas. Viešajame sektorėje dažnai labiausiai bijoma teisinių ir reputacinių pasiekmių, o ne neveikiančių, nerealizuotų rezultatų. Todėl sprendimai organizuojami taip, kad sumažintų procedūrinę riziką. Laikomasi pedantiškai pirkimų taisyklių, kurios labai klampios ir sudėtingos. Turimi surasti visi dokumentai, nepažeisti terminai. Tačiau sistema neturi lygiaverčių sankcijų už tai, kad nėra paslaugos, kad ji neveikia. Ir taip susiformuojasi racionali, va čia tas įžymusis racionalus subjektas ekonominis, bet visuomeniai žalinga pusiausvėra. Geriau saugiai užbaigti projektą ant popieriaus, nei rizikuoti dėl sudėtingesnio, bet realų rezultatą garantuojančio modelio. Galiausiai, dar trečias aspektas ir labai svarbus – atsakomybės išskaidymo ekonomika. Projektas pereina per kelias rankas – politinis sprendimas, administracinis organizavimas, įstaigos veikla, pirkimai, finansavimas. Kiekvienas etapas turi savo tikslus ir atskaitomybę. Bet nėra vertikalios linijos, kuri jungtų visą ciklą nuo sprendimo iki veikiančios paslaugos. Tai reiškia, kad sistema geba sukurti infrastruktūrą, pastatą, taip? Bet ji labai silpna tame, kas yra esmė. Ji negali užtikrinti sistemos funkcionavimo. Politinės ekonomijos požiūriu tai yra tipiška viešųjų investicijų problema, kai kapitalo sukūrimas tampa svarbesnis negu kapitalo panaudojimas. Todėl psichikos sveikatos centro atvejis nėra tik apie vieną neveikiantį pastatą. Tai iliustracija, kaip viešajame sektoriuje gali egzistuoti paradoksas. Procesas įvykęs, lėšos panaudotos, dokumentai tvarkingi, tačiau viešoji erdvė, geresnės paslaugos pacientams neįgyvendinta, jų nėra. Taigi, ir tada turime fundamentalų politinės ekonomijos klausimą. Mokslo klausimas vienas pagrindinių toks ir yra. Kas atsakingas už rezultatą, o ne už dokumentą?
Kol atskaitomybė baigėsi ties procedūros vykdymu, o ne ties paslaugos veikimu, tokios situacijos nėra anomalija, jos yra normali, logiška sistemos pasiekmė. Pastatas yra, pinigai išleisti, beje, tai 10 su viršų milijonų. Paskola kabo, palūkanos mokamos, išlaikymas kainuoja, paslaugos nėra. Savivaldybėje išrinkti politikai tyli, jiems kažkaip lyg ir nelabai įdomu. Tai nėra klaida, tai yra sistema. Sistema, kur projektas laikomas sėkmingu, kai pastatas pastatytas, o ne tada, kada jis pradeda veikti. Mes matuojame tai, ką lengva pamatuoti. Kvadratinius metrus, pastato baigtumo laipsnius, sutarties įvykdymą. Bet nematuojame to, kas iš tikrųjų svarbu. Ar žmogus gavo paslaugą? Ar dalykai veikia? Ar jie neša naudą? O dabar pats nemaloniausias klausimas. Kas už tai atsakingas? Kas konkrečiai? Administracija, įstaiga, politikai, pirkimų skyrius. Atsakymas labai bendras. Visi po truputuką. O kai visi po truputuką, tai žinot, ką reiškia? Niekas. Tai yra atsakomybės išskaidymo ekonomika. Jis labai gerai veikia nesubalansuotose instituciškai valstybėse ir sistemose. Kiekvienas turi savo mažą atsakomybės dalį, kiekvienas formaliai viską padarė, bet nėra vieno žmogaus, kuris sužiūrėtų visą procesą ir būtų atsakingas už galutinį rezultatą. Dabar dar vienas labai rimtas klausimas. Kodėl tai tęsiasi? Kodėl sistema nesikeičia? Nes politinė rizika kyla ne tada, kai nėra rezultato, o tada, kada pažeistos taisyklės. Todėl racionalus politikas ar tarnautojas galvoja taip. Svarbiausia nepažeisti procedūrų, nes už procedūrų pažeidimą baus, kaip tos čekučius. O už neveikiantį rezultatą, kad mieste nieko nevyksta, tai dažniausiai ne. Niekam neįdomu, čia sunkiai įrodoma. Ir tada sistema stabilizuoja, sukuria savo blogai, bet stabiliai, be juridinių įtampų veikiantį mechanizmą. Jie galėtų pajudinti tie, kurie iš tikrųjų yra pašaukti matyti gilesnių įtampų pasiekmes žmonėms. Tai yra žurnalistai. Bet jie pastaruoju metu azartiškai kovoja už savo privilegijas ir laiko rimtomis įtampomis žvelgti neužtenka jiems, nei laiko, nei kalbėkim tiesiai kompetencijų. Ir dabar paskutinis dalykas, nes čia jau tikra politinė ekonomija, kuri visada sustingsta ties morale. Kai 20 senų, sunkiai pasaulyje susivokiančių senukų dalyjasi 2 tualetais, kurie visi aukšte, ne prie palatos. Kai palatoj tokių senukų yra 9 arba 5 mažiausiai. Kai sergantis laukia pagalbos. Kai ir taip jau labai stigmatizuota psichikos problemų turinčių žmonių grupė nesulaukia paramos, kai pastatas stovi tuščias, mes nebekalbame apie vadybą. Mes kalbame apie atsakomybę už kitą žmogų. Ir čia jau problema, kurios neišspręs nei auditas, nei įstatymas. Nes sistemai leista veikti be sąžinės ir dažnai taip ir veikia. Svarbu atrodyti, o ne būti. Jeigu komunikacija gera, reiškia viskas tvarkoj. Ne, visai nebūtinai. Pabaigai klausimas, kurio niekas nenori savo užduoti. Aš paliksiu jums tą vieną klausimą. Ne apie GAU Vilnius, ne apie konkretų pastatą, o apie visą sistemą. Pagalvokite, kas Lietuvoje atsako už rezultatą. Ne už dokumentą, ne už procedūrą, už rezultatą. Kol neturėsime atsakymų į šitą klausimą, tokios istorijos nesibaigs. Jos tik keis pavadinimus. Prenumeruokite. Man tikrai svarbus jūsų komentarai. Ir susitiksime kitą savaitę.